Sveiki visi grįžę į mano kanalą. Esu prie Tarp gėlių ir artėja mamos diena. Tai aš sugalvojau padaryti mamai mamos dienos progą dovaną. Aš dabar ieškau, ką maždaug tiesiog dairausi. Ir manau ieškoti, ką aš norėčiau įdėti tą dovaną. Radau čia mielą puodelį, namų kvapus ir arbatą. Toliau, nežinau. Žiūrėkit, kokie mėly. Tai lėkštutė tokia ir dar ir tokia yra. Žiūri cute. Kaip kvepia. Aš neišsirenku tarp šitų dviejų, nes šitą žiūri kvepia ir šitą žiūri kvepia. Ir šitas biškis stipriau, šitas silpniau. Toliau arbatos, čia yra spanguolė su juoduoju šokoladu, kadangi man normalų šokoladą nevalgo. Čia yra arbata, čia yra žvakė, čia yra namų kvapai ir bus čia tokia saldainė. Ir miegančių rožių plastytė, kaip noras kažkaip. Labas rytas visiems. Šiandien yra pirmadienis. Ir labai senai filmavau mokyklos vlogą. Tai čia bus mokyklos vlogas. Jūs juokaujat. Why is this looking like this? Mes jau galvojam ir pirma pamoka. Istorija. Kurios kariauja su silpu. Mes rašom Šaiga. Mes rašom Maikės kodą. Čia yra labai blogai. Aš gausiu 10. Aš gausiu 10. Vai negaus 10. Mes abi negausim 10. Mes gausim max 4. Pasitaisiau lūpas prieš Maikės kontrą, nes jai gražiai atrodė. Mum pristato. O jo, Rona. Baigėsi rusų, dabar bus chemija ir mes einam Snieguolės spintelės. Ko mes einam? Tavo spintelės rako, surast meistriką. Karočią marėtis. Kad būtų iš to, ką? Paskutinis? Paskutinis iš to, nes nėra būtojo laiko. Man pasisekė, kad... Mes pėdzumus. Ekspreso. Watch me whip. Milda. Milijonė. Labas blogui. Karočią, klasiokai duchai, Matkės mokytoja duchė, chemijos mokytoja taipokui, nes mes šokom per jos pamoką su pieštukais. Visi duchai, visų nekenčiu, visi dalbajobai. Jo ir vlogą papuls. Šitie panelių ieško. Parašykit komentaruose, jeigu gražus. Wow. Mes dvi lietuvių žiūrėjom filmą.
Aš labai mielą užsimaniau. Saking. Baigęs pamoką, žodžiu. Ir mano mama per visur grinai prirašinėjo. Aš tiesiog mums buvo surinkę telefonus, aš negalėjau mamai atrašyti. Jinai per Messengerį, per Instagramą, per žinutes man tiesiog prispamino. Kur esi dingus? Oh yes, overprotective, not boyfriend, but mom. Baltysimas! Labas, meilė! Labas, meilė! Labas, meilė! Mane kukulis, tu mane kukulis. Tu mane meilės seilė, tu. Cepelinas man. Grįžau namo čia? Taip, grįžau namo čia. Taip. O nemėlė mano žodžio. Reikia ruoštis trefkiai. Mano lūpdažius nusivalė, bet nieko tokio, mes jį pasitaisysim. O ne. Taip, vai tau šiandien meilės priepaliai. Atėjau. Mano vaikas tu. Taip. Taip, tu mano vaikas. Taip. Žodžiu, reikia ruoštis treniruoti, reikia pavalgyti. Taip, kukuliau. Reikia pavalgyti ir važiuoti į trefkę. Aš šiandien daugiau jokių kaip ir planų neturiu. Boltas nori ant palangės. Jis, kai nori ant palangės, jis visą laiką ateina pas mane. Taip, aš apie tave kalbu. Jis visą laiką ateina pas mane ir jisai atsisėda ir jis į mane tokiam akytėm žiūri. Jūs matot? Ar jūs matot? Taip, viltukai. Einam ant palangės? Einam ant palangės, vaikiau. Einam. Iki, rodyk. Na, ateisi. O, papa. Palūžo. Ant palangės laimingas vaikas. Susirašau plauką, šiandien mano plaukai grinai kai liūto. Aš tiesiog... Jūs galite iš 2 spėjimų atspėt, ką aš pasikaminau. Makaronus. Aš literaliai, jeigu aš neturiu ką gamintis, ką valgyti namuose, nes pas mus yra taip. Mano tėvai viską valgo, aš labai ne viską valgau. Tai žodžiu, tai dažniausiai būna taip, kad aš neturiu ką valgyti namuose. Mama, jeigu tu žiūri šitą video, aš juokauju. Mes turim ką valgyti namuose. Tai va, žodžiu, pasigaminu makaronus su mėsyte. Ir dabar, kol valgysiu, eisiu pasižiūrėti Friends, nes labai seniai žiūrėjau. Tipo, aš gal kokį 5 kartą tiesiog žiūriu tą serialą ir aš jį dievinu. Kodėl? Štai taip turi būti. Aš jį dievinu. Ne, aš dabar baisiai atrodo. Čia žiūrėk karštą. Grįžau namo. Normaliai ten tą trefkę praėjo. Bet pavargau. Žiauriai karšta buvo salėj. Tipo, žiauriai karšta, mes šokam ir aš neturiu jėgų. Aš padariau 2 žingsnius ir man karšta pasidarė. Čia yra žiauriai karšta. Bet... Jo. Grįžau namo čia. Reikėtų susitvarkyti kambarį, bet ar aš noriu? Aš noriu. Bet ar aš esu netinginė? Aš esu tinginė. Vedžioju šunį, pasiėmiau sultyčių. Luna papa norėjo. Ir Milky Vėjaus. Einam iš čia šalta. Einam. Virš mūsų gyvena labai piktas šuo ir jisai ėjo. Ir jisai buvo kažkada Boltą įkandęs. Ir dabar Boltas taip garsiausiai klykia ant jo. Jis ne tai, kad Loris klykia. Ir Luna irgi dabar. Luna trigubai garsiai. Man nepavyksta skaidrų padaryti.
Jos man gražiai atrodo. Aš darau tai konferenciniai skaidres pagal savo temą ir yra vaikai ir psichologija. Ir aš nenoriu padaryti skaidrų per daug vaikiškų, nes tai yra psichologinis pasakojimas. Bet ir noriu per daug tokio psichologinio, nes tai yra apie vaikus. Does that make sense? No. Nevyklai, žinau. Iškart geriau. Gerai. Right now mes turim tokį. Bet jis man per daug šviesus. Per daug žaismingas. Aš literaliai nežinau. Aš nežinau. Jeigu aš pakeičiau spalvas, tarkim, paimčiau spalvų paletę ir padaryčiau tokį tamsesnį biškį, aš nežinau, guys. Jau čia žalias, ne žalias. Noriu tokia tamsesnė, bet ne per daug. Bet vis tiek tada negerai atrodys. Kodėl čia nesikrauna kompas? Ai, krauna. Tiesiog per daug bukvarų, aišku, čia nebus to teksto tokio pačio. Bet tipo, nu gal. Vis tiek čia man nedaug tų skaidrių reikia. Dabar yra kita diena ir aš pamiršau vakar nufilmuoti galą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim kitame video ir čia braškės.